Labas vakaras. Baltijos televizijos eteryje karštas vakaras, karščiausios dienos naujienos ir jų komentarai. Valstybės kontrolė nustatė, jog Valdovų rūmų statybos pabrango trigubai – nuo 114 milijonų iki 367. Ką pamatė? Šiandien Valdovų rūmuose ir Operos ir baleto teatre apsilankė Seimo nariai, kurie iškart po šios ekskursijos atvyko į mūsų studiją. Ką dar šioje laidoje matysite? Valstybingumo ar korupcijos simbolis? Antroji vakaro tema. Kas paskatino teisėsaugos pareigūnus imtis bado akcijos? Mūsų studijoje Seimo nariai, Seimo audito komiteto nariai Saulius Toma, labas vakaras. Labas vakaras. Loreta Graužinienė, komiteto pirmininkė, labas vakaras. Bei su mumis Tomas Čyvas, jis yra portalo balsas.lt apžvalgininkas. Sveiki, Tomai. Sveiki. Tai dar dulkėti po ekskursijos po Valdovų rūmų griuvėsius. Beveik kad griuvėsiai. Statybos vyksta pastoliai, aišku, iki interjerų dar labai toli, nors, kaip buvo paminėta, kaina jau trigubai išaugo, nuo pradinės sumos 100 milijonų litų, dabar jau virš 3, o kiek galima susidaryti vaizdą ir su žmonėm kalbantis sakoma, tai matyt, galutinė kaina bus apie 500 milijardo. Tai iš tikrųjų, turbūt, nežinau. Kosminiai pinigai. Kosminiai pinigai ir toks pavyzdys, kaip galima išpūsti kainas ir kaip iš paminklo mūsų istorijai, mūsų kunigaikščiams, matyt, bus paminklas nomenklatūrai, aš tai pasakyčiau. Pone Graužinienė, sutinkat, kad statėm paminklą valdovam, o gavosi paminklas nomenklatūrai ir gal dar korupcijai plus? Na, gal aš taip apibendrinant čia nepasakyčiau, kas iš to išeis, nes dar prieš akį labai daug darbų neatliktų. Bet koks jūsų įspūdis? Šiandien pirmą kartą, ne pirmą buvote? Šiandien aš buvau pirmą kartą ir įspūdis yra slogus. Tai toks, jeigu taip emociškai žiūrėti, jeigu žiūrėti iš to tokio taško, tai valstybinio taško man ir kaip žmogiškojo galbūt taško, man gaila, kad graži idėja, reiškia, apaugo mūsų tradicinių lietuviško mentalitetų, tai pavadinčiau. Godumu galbūt. Ir iš esmės gražią idėją tai, kad mes Lietuva turim didingą istoriją ir kaip valstybė galėtumėm didžiuotis valdovais ir tai būtų kaip simbolis parodyti kitoms tautoms ir užsienio turistams, tai mes tą klausimą tikrai labai pažiūrėjome materialiai. Bet iš principo, jūs taip nusivylę kalbat, ta idėja sukompromituota šiandien, norit pasakyti, Tomai, kaip jums atrodo iš šalies? Na, šiaip aš niekada nebuvau pats labai didelis entuziastas statybos to Valdovų rūmų, bet dabar ką padarysi, pastatė negi nugriausi. Bet bėda ta, kad man pirmiausia tai įdomu, štai nustatyta, kad ten pabrango tiek, tai nustatyta aibė pažeidimų. Bet kyla toks klausimas, ir kas iš to? Ar nebus taip, kad iš tikrųjų ta mūsų istorija bus praturtinta kitokiu būdu ir po kokiu nors 50 ar 100 metų kokie nors istorikai arba gidai galės vedžioti arba vežioti po Vilnių ar po Lietuvą turistus ir rodyti, pavyzdžiui, tokių korupcinių objektų parką tam tikrą, kadangi pas mus yra Valdovų rūmai, tai tik vienas toksai. Tomai, išsyk po reklamos, kas iš to išeis, kaip jūs sakėt, ir kur toliau tirs ir jūsų komitetas, mes iškart po reklamos išsiaiškinsim, likit su mūsų televizija ir su Karšto vakaro laida. Mes tęsiam Karšto vakaro diskusiją. Priminsiu, kalbam apie Valdovų rūmus. Tai valstybingumo ar korupcijos simbolis. Šiandien kaip tik Seimo audito komiteto nariai apsilankė Valdovų rūmuose. Iškart po šios ekskursijos jie atvyko į Baltijos televizijos studiją. Saulius Tomas, su mumis Loreta Graužinienė bei Tomas Čyvas, balsas LT apžvalgininkas. Vis dėlto tas įspūdis slogus ir Tomas štai tokią metaforą sako. Ar nebus taip, kad mes turistus, užsieniečius po kažkiek laiko vežiosim po Vilnių, po tuos mūsų tokius simbolius ne valstybingumo, bet nomenklatūros korupcinė? Manau, kad šitas iš tikrųjų periodas mūsų besikuriančios valstybės bus paženklintas ir tikrai kai kas pasistatė savo paminklus būtent tokiu būdu, bet